Esi analitikas. Jo, buvau analitikas, duomenų analitikas. Bandysim išnarplioti šitą celofainį voratinklį. Ir man tą klipą slaptai atsiuntė kalėjęs žmogus. Jo, tai čia vyksta celofano krikštynos. Bet čia yra naujokų krikštynos, aš taip suprantu. Man irgi, man taip atrodo. Jūros швентя vadinasi. Jo, У вас демократия. Да, у нас демократия, у вас диктатура. Вот. Я как У нас всегда диктатура говорю, порядка. да, я всегда как говорю, нам бы вашу диктатуру, и было бы все хорошо. Netgi jeigu jam infarktas ištiktų ir jis numirtų, aš sakyčiau, nu tai jam paėmė ir lemputę išsijungė, tai čia neteisingumas. Mano nuomonė, jis turi kaliuzėje atsidėti visą šitą. Net ir mirties nelinkėčiau, bet tai, kad jis išvažiavo, tai iš vis dabar ten šokoladė gyvens, realiai bulvių šokoladė gyvens, tik kiek įmanoma. Ateina dideli įvykiai į Lietuvą. Visiems už visas šitas niekšybės teks atsakyti. Celofanas, tai mano nuomonė, būtų absoliutus bukaprotis, jeigu neimtų pinigų jau už tai, ką jis daro dabar jau visiškai atvirai antivalstybinė veikla ir šiaip tai tiesiog turėtų būti čia vadovėlinė išdavystė. Junkite puslapį antlaužo.tv. Yra toksai puslapis, naujai gimęs. Jame galime dėti visus melus, kokius tik pamatote internete. Labai paprastuoju būdu atkopijuojate adresą. Tokią platformą turi? Taip. Geras. Mes augam, mes tampam melą deginančią televiziją. Geras, labai gerai.